šeštadieninis krosaniukas. Čia taip švenčia prancūzai gimtadienius. Nu, sveiki, brangus mūsų žiūrovai. Uosto. Sveiki, savaitgalis. Ir mes vėl keliam sparnus. Vienai dienai. Kodėl vienai? Dviem nakvynėm. Dviem nakvynei, vienai dienai. Nu, grubiai viena gera diena ir dvi po pusę. Taip, čia viena iš tų kelionių, Kur reikia viską greitai daryti. ir pamatyti labai daug. Viena iš lankomiausių ir norimiausių aplankyti sostinių, tai meilės sostinė, na kaip norim, tai vadinkim, madų sostinė, gimtadienio sostinė, tai čia jau kaip ir mūsų asmeninė šventė sostinė. Tai kas? Paryžius. Paryžius. Jūs turbūt ten jau tikrai buvot, ne vieną kartą, o jeigu nebuvo, Sakysit, tai nieko jūs ten gero neparodysit. Nu, gal ir neparodysim, bet bent jau bet Paryžius vis tiek pabraidysim po seną. Taip, išlieka. Įspirsim į Eifelio bokšto vieną koją. Ai, nepalaikysim, arba atsiremsim ten. Batoną kokį suvalgysim prie Eifelio. Prancūzišką batoną. Prie Eifelio bokšto. Nu, taigi, bonjour, au revoir, and žiūrėkit mus. Cherchez la femme. Jo, je le mange pas, si jour. Lėktuvėlis, einam ieškoti vietyčių ir skrendam į Paryžių. Vienas prie lango, kitas kažkur lėktuvo kitam gale. Susirasim vienas kitą. Begaliniai didelis čia judėjimas, kol mes laukiame įlipti, tai vienas po kito lėktuvai kyla. Taip, kaip Stambulė. Lėktuve vietų keitimą padarė. Taip, sėdime kartu prie lango. Žmonių labai daug. Na ką, nusileidome ant žemės, ant prancūziškos žemės. Einam į išėjimą, ieškoti išėjimą. Na, čia bilietukus reikia šatlui nusipirkti. Žodžiu, nepatingėkit QRK kodą, nusiskanuokit ir, ir nereikės automate permokėti, nes internetu 5 eurai žmogui pigiau, šiaip 15 eurų, o taip tai 20 eurų.
Jau dabar 10 eurų sutaupėm. Taksui. Turbūt prancūziškam krosanui. Taksui. Gerai, taksui. Na va, mes tikrai Paryžiaus oro uoste. Taip. Dabar einame į lauką saulutę, rytinėjasi. Einam, va, Airbusas stovi. Tik ne į Paryžių stovi. Einam ieškoti. Bus station. Lipat į autobusą. Jo. Esame šokle. Sėdime patogiai Jo. gale. Gale gavome tik vietos. Čia mūsų lėktuvas. Į autobusą. Čia ne tik mūsų, jau kitas lėktuvas turbūt ten eilė ilgiausia. Taigi, vykstame į Paryžių. Dar gerą valandėlę važiuosime su autobusu. It is really good. Na kągi, atvykome į Mailot stotelę, į Paryžių. Nuo oro uosto buvo 84 km. 85 kilometrų. Su autobusiuku ir pro valandą kokią, ne, kažkur važiavom. Tai va, Pro čia langus dairėmės ir džiūgavomės Paryžiaus Šiluma. laikais vaizdais. O čia tokia kaip autobusų stotelė, kur visi suvažiuoja ir iš čia paskui visi važiuoja į oro uostą. Taigi mums čia reikės atsirasti irgi sekmadienį ir iš čia vėl važiuoti į oro uostą. Taigi, einam eksplorinti. Atsiminsim šitą vietą, Taip. kaip čia atsirasti. Taip, Nu va. savaitgalis prasideda. Oho. Dar reikia iš pradžių kuprinės numesti. Ai, Dabar bet mes tokie var kelionės dėstą, tai su kuprinės, vis. Trumpos kelionės, labai geras pasidavimas po savaitinių darbų. Taip. Dabar linguosim ieškoti viešbutuko. Žadėjom pavalgyti. No, einam ten dar. Neriam į paryžietišką vakaro gyvenimą. Nu taip. Irgi čia tas vakaras. Mūsų kelionė tęsiasi. Taip. Tęsiame kelionę ir ieškome dabar, esame užsibukinę nakvynę, tai Dabar pagal navigaciją einam, va, žiūrėkit. Triumfo arka, pro Triumfo arką, link Eifeliuko. Čia Triumfo arka jau nebetoli. Biški paeisim ir viešbutukas. Tai čia rašo 5 kilometrai, bet dar nukirsim gabalą. vakare pasivaikščiot 5 kilometrai Paryžiui. Tai va, einam gatvytėm, gėrimės Paryžių. Va, kokie pastatai gražūs. Na ir ką mes čia matom? Nenuėjom nė 1 kilometro ir jau aišku istorinės vietos. Taip. Kai į Paryžių atvažiuoja ir pažiūrėti šių istorinių. Triumfo arka.
Taip. Nu, Tai pirmas va, mes objektas. dabar stovim vidury čia gatvės, saleliai, saugiai. Taip, Čia- mums čia geriausias. Bet čia labai gerai vaizdas. matosi, iš tikrųjų, va, tą turim parką apžiūrėti. Nu. Vaizdukas geras. Na, tokių parduotuvių dar Vilniuje nemačiau. Išsirink robotuką. Išsirink savo turbūt šeimininką, Robotuką. pagelbėtoją draugą. Nu, funkcijų turbūt O turi. ten mirksi. Sveikinasi. A, jisai mus mato? Jis jau O, mato. jau šneka? Nu, šeimininkė. O čia jau Čia, patiekalė patiekalą. čia baras. Nu jo. Nu, laikai labai gerai. Ai, va. Aha. Va, kaip čia. Labai gražu. Labai gražu. Pirmą objektą užskaitom. Čik, čik. Čik, čik. Napoleonas norėjo, kad jo armija po pergalių grįžtų per Triumfo arką. Šiandien tai viena garsiausių vietų visame Paryžiuje. Ir mes tik atskridom ir iš karto Prie atėjome Triumfo prie jos. arkos. Kaipgi kitaip. Garsiausia Triumfuoja vieta. savaitgalis. Nu, Stovi, va, kad šitaip nufotografuoti Triumfo arką. ir ką jūs galvojat, ką ten žmonės daro? Va čia va. Selfučių visa eilė, stovinčių, laukiančių eilė. Na ir kaip jūs galvojat, kur mes užsukome? Alkani kaip žvėris. Kur? Kur? Tas McDonald's. Ir ne, Visur. ir ne Jisai. šiaip sau. Šampelizėjai, Magdatas. Laukiam, laukiam mane. Turistai tik pavargo. Iš tikrųjų tai nepavargom, bet nutarėm, kad dar kol yra šviesu, greičiau nuvažiuoti į mūsų nakvynės vietą ir išsikvietėm taksi. Baltas. Ir kaina, nepatikėsi. Ne. Mes iki šiandien negalvojom, kad mes galim Paryžiuje važiuoti su taksi už 12 eurų. Vilniuje kartais sumokame daugiau. Va taip va. Nu, atvažiavome, Va, taksiukas. taksiukas mus paleido. Uždaro tavo duris. O mūsų viešbutukas va čia va, mėlynoji arka. Ir kas priekyje matosi nuo viešbučio, Nu, netgi Eifeliukas. nuoroda nemelavo, kad mums bus vaizdas va šitam kaip ir koridoriui, Aha, kad su vaizdu į Eifelio bokštą. Eifeliuką. Nu. Kas jį ten darė? Eifeliukas užsidegė lemputėm, o mes Mes jau įėjom į Įsikūrėme. savo išsinuomotą kambarį. Tikrai netoli Eifelio, tai va tas tikrai puiku. nemelavo, kad tai Eifelis. Einam. Koza Va. Rozalija vardas. Taip. Koza Rozalija, va kambariukas. Viskas Langas į yra, gamtą. ko reikia. Lovytė. Yra Gal tilpsim. šaldytuvas, skalbenkė, žodžiu. Bet iš tikrųjų va visokių plovimo priemonių. Dušiukas, viskas. Kaip pajūry, kokia nuoma. Imam. Jau paėmėm. Ir telikas. Ir net teliką turim. Su Wi-Fi. Ir su 2 pulteliais, aišku. Jo, keiksmažodžiai.
Ne visada jie aiškus, visur veikia. Nu ką, metam kuprinytės ir einam gal dar prasivaikščiot. Vakarinės Paryžius. Nu, eisim dar lemputės, tik tai Eifelį užsidegė, tai čia mums labai gerai matosi. Taip. Liuks. Kaina už 2 nakvynės 3,18. Paryžiui. Taip. Liuks. Imam. Be naktinėdami ir iki Eifelio daėjom. Žodžiu, planas visai kitoks, bet labai geras. Padarom ir mes čik. Naktinis Eifeliukas. Visi fotografuojasi, aplink aptvertas stiklinėm To sienom. nebuvo. 4 kartą atvykstu, bet to dar nebuvo. Taip. Dieną žiūrėsim, kas čia bus atidaryta. Begaliniai daug. Darom čik. Čik. Aptverta, ten įėjimas. Bet grožis. Fantastika. Čia pasidaro turgus. Prie policijos sirenos tik tai suskambėjo. Na, iškart čia prekeiviai susidėjo savo kuprinytės ir bėga. Taip, pabėgo visi, įsilakstė. Na, turbūt vis dėlto. Tuščias parkas liko. Nu ir, kaip sakoma, buvo visų gąsdinimo objektas, ne? Eifelio bokštas pastatytas, visi piktinosi, kas čia per pastatas pastatytas. Kas čia per metalo konstrukcijos. O dabar Bet didžiuojasi visi. 1887 metais pastatė Eifelis parodai ir nuo tada vis dėlto pamatė, kad tas parodinis eksponatas labai tinka Paryžiui. Nors buvo visko. Nugriaukit, kas čia per grožis. Na ir aišku, dabar vienas iš traukos objektų Paryžiuje, tikrai žmonių čia dieną naktį apstu. Jo. Visi fotografuojasi, vaikšto
ir Dabar, džiaugiasi. dabar vidurnaktis, tai įsivaizduokit. Taip, dabar jau 12 nakties ir kol kas judėjimas ypatingai aktyvus. Visi Specialiai vaikų atėjom, ir- kad naktinį pamatyti. Jo. Ir vaikų, Bet- ir suaugusių, ir automobilių pilna, ir kamštis, kamščiai. kamštis, žmonių masė. Eina, va, žiūrėk, masė žmonių. Il y a quelque chose, c'est pas la même. Įjungia Eifelį naktinį žaidimą. Eifeliukas mirksi kaip kalėdinė eglutė. Čia yra ypatingai. Tavo vyrų matosi. Čia ypatingos valandos. Kas valandą? Mes taip supratome, kad Kas valandą 10 minučių mirksi, va toks žaisliukas. Išjungia pagrindinį apšvietimą ir įjungia šitą. Vien žiūrės. Žiūrkinas. Bon matin Bon iš matin. Paryžiaus. Labas rytas. Taigi, jau kitas rytas ir tęsiam savo eksplorinimus. Pailsėjom, na, kokias 5-6 valandas pamiegojom. Jo, Jo, ir Užtenka. atsikėlėm, tikrai taip žaviai jaučiamės mesgi Paryžiui. nu, Oras šiandien Pažiūrėk. vėsesnis. kaip mane aprengė šiandien. Šiandien švenčiame gimtadienį. Taip, kieno? Tavo. Mano gimtadienį Su šventė. gimimo diena, visa diena bus gimtadienio šventimas. Tai kaip švęsti šventę Paryžiuje. Nu, Keliaujam. tai va. Einam į metro ir bandysim liusti toliau. Metro. Tai pirmas maršrutas, važiuojam metro, važiuosim. Mums reikia įsiaiškinti, kur mums važiuoti. Ir taip Informacija toliau. prancūziškai. Taip, mes esam. Mes esam čia. Va, Ir mums reikia atsidurti čia kažkur. Taigi, bandom mes kažkaip gauti. važiuosime Senojo Paryžiaus apžiūrėti. Taip, važiuosim. Club is closed every Wednesday and Sunday from 10 p.m. Įsigijom bilietus Bandom. į metro. Na ką, tai dabar Alors nous, on fait pas les téléphones portables. Ne, dėk ant to nuskaitytuvo. Viskas, Très bien. Voyez ça, équipe de France Mobile. Posez
O, eik. Thank you. Davai, išėjom į Nu ką, laukiam traukinuko. Jie vėl po Paryžiaus mazgus. Iš čia važiuosim čia persėsim aukštyn iki čia. Tada eisim Montmartre. Ką? tunelis. Nu. Laukia metro. Senovinis. Senas metro. Senas. Čia mūsų tokia atšaka sena. Eik čia čionai. Paskutinis vagonas. Ai, mum į aną pusę reikia. Taip. Aha. Čia su apsauga. Perlipame į šitą metro. Sėsi? Aha. Ai ne, eina va ten, kad aš matyčiau. Gerai. Faina. Čia. Ane? Važiuojam su metro, kuris kompas vairuoja mūsų metro. Nes vairuotoje vietoje sėdim, žiūrim. Jo, žiūrim, Tiesiog. kam čia sustot, kam čia... Čia žiūri ir apsaugota, taip šonai, kad Metro, ne. žiūrėk, kad stotelė taip gražiai šviečia tam tunelį gale. Nu, o taip Va. apsaugota, kad niekas atbėgio Attention à la marche neiššoktų. en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Cuidado con el espacio entre el vagón y el andén. Kaip prancūzams sekasi keliauti Liko 6 stotelės. Montmartre. Prancūzai keliauja. Réaumur, Sébastopol. Sébastopol. Specialiai. Ką? O, metro.
Ir čia dabar biškį atsargiau dabar. Čia toks rajonas. Lauk dabar tik tai. Susikramtysim, kur eisim. Nu, sustojome kavutės išgerti su krosaniuku. Tokia senovinė kavinukė. Išgersim kavutės. Tokia visai faina. Eisim į lauką. Prancūzė. Taip. Gimtadienio kava, krosanai, nu, eimukai, kur tavo gimtadieninis krosaniukas. Taip. Čia taip švenčia prancūzai gimtadienius. Ups. Ups. Einam. Va, laiptukai. Mes einam kur? Į Marmatrą. Na, į juos pakilti reikia tikrai paprašyti. Taip. Supratom, kad iš visų taškų yra laiptai. Taip, teks lipti. Norim pamatyti grožį iš viršaus į Paryžių. Aukštėjame. Montmartre ilgą laiką buvo menininkų ir bohemos rajonas. Čia gyveno Picasso, Van Gogas ir daug kitų garsių kūrėjų. Net ir šiandien atrodo, kaip ši vieta gyvena savo lėtų tempu. Ten takelį. Net uždusom, kol laiptukais tais užlipam. Tai čia per kitur turbūt įžiūrėjau. Aha. Takelis. Einam ten. Ten gražiai jau veikia. Nu, prie tokio grožio reikia irgi pasidaryti cerkų. Čik. Portas mūsų grožis. Čik. Ir kokia prancūzė eina prieky. Madame, mademoiselle, excuse-moi. Įsivaizduojate, suprato prancūziškai. Nu, tikrai. O čia kas yra gero. Einam pažiūrėti. O čia visi kažką filmuoja, kažkur dirba. O čia kažkokios liaudės. Parkelės. Ai, tai va, žiūrėti pasivedė. Visas grožis. Tai visas grožis atsiveria. Gal kad pakartojam. Visokiausių grožių randam. O čia netgi sustojęs dirbam. O prancūzai Visą įrangą turim. pasiruošę prancūzai dirba. Čia šitas ženklas reiškia rankytėm neplaukėkit. Jeigu čia sugalvosit perplaukt.
Gal jau trauk. O, Prireikė ir kitos priemonės. su perpilkimu stogu, kad viską matyti. Jo, Bet pradėjo lyti. lietutis irgi savo padarė, ne? Prognozija žadėjo, kad kartais palis. Nu, ką darys? Einam žiūrėti toliau. Net ir šitoje vietoje radome, kur mūsų lipdukas. Kelionės dviese. Aplankykite mūsų lipduką. Lipdukas čia. Thank you.